Labas rytas. Šiandien oras labai geras. Tai plaukiu tada angylę pabandysiu. Gal kokią langą pagausiu. Gal lydeką. Gal dar ką nors. Bus matyti, kaip čia seksis. Gal iš vis nieks nekibs. Pažvėjosiu kokias 4-5 valandas maks. Dieną turėtų vėjas sukilti. Dabar reikia varyti į vietos, leis meškerį ir žiūrėti, kad čia šiandien Neptūnas duos. Atplaukiu dabar į vietą, pasiruošiu meškerį, pasižiūrėsiu, kur dreifas neša. Tada vėl išplauksiu. Galėsiu mest normaliai. Saulė po biškį kyla, bet šiandien nepasiėmiau akinių. Tai nežinau, kaip čia bus. Galbūt labai susiraukęs bus. Ištiesiu švieselę pabandyti. Ir sistemėlė su 2 pavadėliais, bet ganėtinai maži kabliukai. Bandysiu gal kokią šeriuką pagautą, rykliuką, dar kažkokią mažytę. Sistemėlė jau paruošta. Leidimai dabar reikia grįžti į tašką. Dreifas tai kaip ir nemažas visai. Bangų nėra, bet srovė vis tiek neša. Aš tikiuosi, kad vėjas nesukils ir bus įmanoma pažvejoti bent kažkiek. Pirmas sustojimas. Kažkaip turiu įtarimą, kad iš pradžių dar nekibs. Nes dažniausiai iš ryto kažkaip sunkiai. Šiek tiek jau kai dienoja, nuo kokių 10 gal 11 prasideda. Bet esmė tame, kad aš šiandien planuoju tik iki tiek žvejoti. Tai žiūrėsim, ar čia pavyks ką pagauti ar ne šiandien. Var ilgas ir nuobodus leidimas į dugną. Nusileido ant dugno pagaliau. Dabar belieka tik lava. Kadangi bandau mažyti iš pradžių pagautai, labai smarkiai nejudinsiu. Tiesiog lengvai judesiais prie dugno. Kodėl noriu mažytą pagauti, nes įdomiau. O kažkokią nematytą užkibsą retesnę. Paima konkrečiai, be jokių barbar. Iš karto kalį užlenkia, ten pradėjo. Gal šiandien aktyvesnis bus? Ką tipo nuėjo? Eik, savo. Tiek vyniojau. Viršutinio bandė. O taip ir būna su mažais kabliukais. Kai užkimba didesnė. Jie biški vėliukas plaus kažkaip tai netikėtai. Biški per anksti gal. Kas kibimo normalos nebuvo, vienintelis tik tais. Tai jau čia dar vienas čia dreifas ir
reiks kažko ir sekliau ieškoti. Čia jau daro sudėtinga biškai. Su to giliu. Kibimo kol kas nėra, kaip ir nedaug prarasiu. Pabandysiu tada gal iki 100 metrų gal kokią lydeką pagauti. O gal mažytės langas gaudys. Kas matė. Va, yra. Jau norėjau traukt, plaukt arčiau kranto, nes jau čia toli nunešė. Dar kažkas užkiba. Gerai, bent netušė reikės vina. Ne pati didžiausia, bet nebloga. Štai tokio iš gylio. Čia gal 8-9 kilai. Pirma šiandien žuvis. Visai nebloga. Leidžiu variuką. Paleista šią. To. Sunkiai. Bet nuvarė. Gaudam antrą. Šovė dabar. Bandysiu užplaukti. Va, sistemėlė. Varau dabar kur nors prie kranto prisiriš prie stulpo gal ar kažkur tai gal lyrą pagaudyti. Čia žiūriu, nieko gero, šiandien vėjas didelis. Dreifas irgi nemaras. Žuvis kaip ir nelabai kimba, tai čia kankintis kitam kartui paliks. Atvariau prie kranto. Pirmas metimas. Lyriukas yra. Vidutinė dydžio. Maždaug. Radau čia šiokią tokią užuovėją netoli kranto. Antras metimas. Lyras vėl yra. Ryža. Labiau ryža turbūt negali būti. Firminis guminukas. Dabar kur žvejoju, tai gylis apie 20 metrų, bet metu biškai sekliau. Leidžiu ant dugno ir iš lėto vynioju. Per dugną traukti nereikia, lyras dažniausiai pakyla nuo dugno.
Jeigu nori valgyti, aišku. O tai duodu pavaltim. Bandyt tiesiai nuleisti. Ten sutikau dar lietuviai žvejoja. Tai tokias pryninės langės, sakė, traukia. Nieko gero visiškai. O, blemba. Kažkas buvo prisikabinę. Nuleidau. To paragavo ir dingo. Kibimų kaip ir yra, bet kažkaip už galo uodegos patampa. Jauti tokius barbar. Matyt labai mažytas gal. O gal labai didelės tik, labai atsargiai. Dar vienas lyras. Šį kartą nedidukas. Kažkur visai netoli iškibo. Ne, čia menkė bus, man atrodo. Jo. Nėra tokio ryžo. Bet ir ryžom. Kodėl man taip padaryti turi visą laiką? Varšas tas guminukas visai vos gyvas. Bet dar gyvas. Yra kažkas. Tai va į naują vietą nuplaukit pirmą metimų kalą. Ryjas kaip gerai. Koks tai aršus labai šitas. Dar. Dar vienas lyriukas. Ar menkė? Kad menkė gal. Ai, čia veikia prie krantą. Tai negiliai žvejoja dabar. 15 metrų. O dabar prie stulpo visai negilus dugnas matosi. Menukai, žolytės visokios.
Žiūrėsim, čia bus lyriukas ar ne. Man atrodo, kad jie visi pavėsi sulindę prie uolų ir saulė nešviečia. Čia man saulė savo antrą vietą ir nenori. O, vienas čia. Panašu, kad irgi menkė. Kas čia dabar yra? Atvažiavau lyrų gaudyt. Imba menkės. Dar viena ryškė. Visa burna net ryža. Dar viena menka. Visai aš sekliai. 5 metrai gilės. Tai. Pasirodyk. Čia jau bus lyras. Kągi, kibimas aprimo kažkaip. Gal kad dabar vanduo pats žemiausias. Pradeda ir vėjas kilt. Aš manau, kad jau užteks šiam kartui. Varau namo. Pasimatysim kitą kartą.